Ką sveiki žvejai, čia žvejybos laikas. Žodžiu, turiu 3 valandas upėtakių žvejybai. Senai padariau video apie upėtakius. Šiandien bus tema vobleriukai guma. Bandysim greit pagauti kokį upėtakį. Žiūrėsim kaip seksis. Tai paskui žvejybos laikus YouTube kanalą didelis tiek tavo. Tol kol einu, papasakysiu šiek tiek apie kotą. Kotas ešininis, kaip ir visą laiką, Ice Cube'as Rocking Power nuo 1 iki 7 gramų. Twin Power 2,5 tūkstančio, valas 0,2 pagal Japoną, fluorokarbonas 0,2, mažas suktukas būtinai ir vobleriukai, timoniukai, paskiau kitų net gaminti dabar neatsimenu, bet žodžiu, nedideli vobleriukai 55 numerio, 55 mm gal 5 numerio, 50-tukai, na žodžiu, tokio dydžio mūsų vobleriukai ir bandome pagauti upėtakį. Na, gumas tai area trout irgi, bet apie jas reikia pasižiūrėti, ar žuvis reaguos į tas gumas. Jeigu reaguos, biškį papasakosiu paskui. Viena iš tipinių vietų, kaip matom, eina srovė, bet aiškus nėra upėtakį, eina srovė ir yra kelmas. Aš aiškus atstūpęs, atsisėdęs galim skaityti. Labai netaikliai šiandien mėtau. Stengiuosi prisėdint kuo arčiau, kad lengviau užmesčiau. Biškį azartas kyla. Tai va ten tokie matos medžių. Po medžių eina srovė ir po šaknim gali būti upėtakis. Reikia pamest galbūt biškį parident ir kad eitų srovė ir biškį truktelį. Jeigu yra upėtakis, turėtų išlindęs iš karto. O, yra! Žiūrėkit, hebra. Oi, gerulis paėmė. Kaip ir sakiau. Oi, gerą paėmė. Kaip ir sakiau. Oi, gerulis. Oi, didžiulis. Oi, didelis. Apie 40-50 somų. Oi, senai kovojo. Kas šitas užkybo? Upėtakis. Ir didelis. Tikrai ilgai reikėjo prašyti, bet žiūrėkit, kokį dydžią jis užkybo. Ui, gerulis. Pažiūrėkit, kokia dydžio mamulė. Kokia dydžio. 45 kokia, plius, minus centimetrų. Pirmoji žuvis pavasarinė. Oi, gražus. O gal šlakyšė, kas čia užkybo? Nebein supras, bet tikrai gražus upėtakis. Jeigu tai upėtakis, tai tikrai gražus. Opa, ateik čia mažulį. O gal tai šlakys, nebesprantu iš tikrųjų. Bet tikrai gražus žuvis. Ai, gerulis. Štai toks gražuolis užkybo. Smūgis buvo stiprus, stabdžių nereikia užsiveržt. 0,2 pintukas, tai irgi negaliu perspaust, biškį jau senesnis toks iš savęs. Oi, gražuolis. Sačiakėlė nepasiėmė, nes neturi mažiuko, turi tik tais, kaip sakant, didelį. Palikau mašinai, pašlapinsim rankas, atkabinsim ir paleisim. Man atrodo, čia šlakys labiau. Na, gal ir upėtakis, nebesprantu, bet 50 yra kažkur. 45 centimetrai. Va, gerulis. Opa, ateik. Storas, įmytęs varlių pririjęs. Kaip aš pasilgo žvejybos negaliu išvažiuoti vien dėl to, kad manoji po operacijos turi vaiką važiūrėti. Sakau, 2 valandas ištrūksiu, iškart nuvažiavau į upelį patikrint ir yra. Bet man atrodo, kad čia šlakys labiau. Todėl, kad, koks slidus paršelis. Atrodo, kad labiau šlakis paėmiau negu upėtakį. Važiavau iš tikrųjų. Vien dėl tokio šlakiuko gražaus.
Yra dar ten tokių porą taškų, kur galėtų irgi būti, bet jau pasidavinėja po biškutį mažulis. Eik čia. Nu, nenori pasiduoti. Gilis galbūt, na, iki metro, nedaugiau ir toks, sakau, šakalys eina srovė, va, tipinė didelės upėtakė netgi, va, čia gal šlakė, tai šlakė net vieta. Va, čia manau, kad bus šlakys, nedidukas. Ne, visgi upėtakis, pažiūrėkit. Kokį upėtakį pagavau. Ar yra raudonai taškai, kaip matot, va. Ne, kas kartą tokie gražuoliai užkimba. Galim bus skrinšotą kokį padaryti. Štai toks gražuolis turi gyventi. Dabar paleisim. Iš tikrųjų, matot. Upėtakis gyvybingas. Jis jau žada plaukti ir ate. Wow, koks didžiulis upėtakis. Pirmoji žuvis. Pirmas taškas. Tas toksai, kur galvoju, turi būti. Drožiau kokiais 8 metimus ir BUM! Ir yra. Kaip ir sakiau, reikia nepasiduoti, reikia žinot, kur jie stovi. Ir pagauna. Kaip sakė, su šitą kepurę monstrą eina. Nežinau. Tai va, ačiū Ernestui už kepurę. Nežinau, ar jinai padeda, ar tiesiog mano patirtis padeda, bet va, stovi tenais gražuolis, gal nueisi dar pasfilmuot po vandeniu. Kaip atrodo jis po vandeniu? Tai gražus upėtakis. Tai gražuolė. Yes, hebra, turim. Na ką, dabar neišbaidau žuvies, eisim į viršų, jau ką pagausim tą, turiu dar 2 valandas. Realiai turėjau 2,5 valandos žvejybos. Vobleriukas ryškus. Žodžiu, šiaip iš tikrųjų dabar kokį vobleriuką reikėtų naudoti. Naudoti reikėtų arba bent jau panašesnį į mailiaus imitaciją, arba bent jau kažkokį varlės imitaciją. Labai daug varlių yra atsiradę. Ir tos varlės, sakykime, jų priryja, jie, matėt, koks storas ir stiprus priešininkas buvo, jie nenori kibti. Tai dar ką galiu pasiūlyti, iš tikrųjų dar nemėginau ir gal net būtų greičiau ir geriau buvę, tai yra, na, kaip pavyzdys, Erytraut gumos. Spalvą jau pasirinkat patys, svoris. Vieni gaudo 0,3 gramo, kiti iki gramo, iki pusės gramo, žodžiu, imituojate, vabalą krentate. Pajudinat, krentat ir jis kaip praryja, duodate ryti sekundę 2, kerta turit žuvį. Tik svarbiausia, paleiskit žuvį. Upėtakis tikrai gražus, na ką aš dabar varau. Ryte įsikrauna, jau viskas neturiu, kuom filmuoti, žiūrėkit, koks dar vienas gražuolis. Vėl pydisas. Kem 5 toksai upėtakis. Opa. Čia jau gražuolis upėtakis. Va čia tai gražuolis, pažiūrėkit, kokias spalvas. Pirmoji valanda 2 tokie papydisa. Opa. Čia jau tikrai dar didesnis. What the heck. Čia jau monstras. Op. Kokį jisai dydžio. Opa. O. Pasikeičiau biškį kitą spalvą. 5 metimai. Koks tu gražuolis. Oh my god. Pažiūrėkit, kokio dydžio upėtakis. O kai graibšto neturim. Nebegaudžiau upėtakių. Senasis graižtas suplyšo. Dabar tik tai slideko mes nusipirkęs ir šiandien norėjau tiesiog pažiūrėti. Pažiūrėkit, kokie upėtakiai. Šiaip upėtakių žvejyba yra vieno žvejo, iš tikrųjų. Norint pagauti tokius didelius, reikia aišku suprast, kaip gauti. Pažiūrėkit, koksai upėtakis. Dėlėm aplipęs. Gražuolis, žiūrėkit, koksai. Vėl nusifilmuokė. Kol dar GoPro turiu, nes 12% baterijų paskutinis. Žiūrėkit, koks gražuolis. Wow, super, aфиgenai. 50.
Kem 5, kaip sakykim, minimum, dabar paleidžiamės jį. Oi. Taigi, paleiskim. Aš suprantu, duok man biškį tai nufilmuoti gražiai. Kaip matot, va, kur sėdėjęs, kaip ir sakiau, vėl topinė vieta ir eina savo vietą slėpti. Yes! Po tiek laiko tokius upėtakius gaudęs. Dar ne pabaiga iš tikrųjų, bet nebeturiu kameros. Tai jeigu nenufilmuosi, nepykit, teks su telefonu pafilmuoti. Dar vienas monstras, o čia jau dar didesnis, man atrodo. Nors ne, 50 vėl, trečias 50-ukas. Opa. Žiūrėkit, kokie dydžio vėl jisai. Visi tokie po kilogramą. Nereik duoti jam, jisai tos kelmus nori varyti. Taip tai tikėjaus, kad čia bus pagilėjami tokie gražuolis. O, mama. Kavaro, eik čia. Dar vienas pydisas. O, kūtvėla kavaro. O, koks gražuolis, tik nenueik. Dar didesnis, blemba. Oh my god, kokie didžiuliai. Neina suvaldyti. Kavarai tas krūmus. Oh my god, koks dydis. Pelė kokie monstrai. Kaip sunku suvaldyti. Žiūrėkit, koks turulis, kiek jėgos jis turi. Eina savo. Pelė koks šlakis. Atrodo, kad būtų. O, jau nedaug liko. Davai. Lemka nepasiduoda šlaky. Tas upėtakis. Šlakys, jis vis dar šlakiai po žemus man. Pažiūrėkit, dar vienas. Trečias 50-ukas, pažiūrėkit. Kem 5, piam kaip minimum. Vėl kilograminis. Kiek čia išdaigų darė. Na va, dabar jau reikia jį ištrauk gražiai. Nepasiduoda, nors tu ką jis mane mato. Tikrai didelis storį upėtakį. Reikia nepasiduoti jau. Jau laikos ant pizės kraštą. Nu gerai, to ištrauksiu, reikia patraukti 50. Opa. Čia žinau, kad tu gyvybingas. Oi, koks gražuolis, biškį iš dumblo tai išnešti. Tai va, tokie šiandien 3 jau. Jebra, nu ką, nufilmuojam dar vieną. Žiūrėk, kokį tai dydžio buvo. Varyk. Peleka. 2% GoPro. Nu ką, viskas taupom GoPro.